Sveiki, aš Karolis Šimkus, UAB Bevis direktorius. Mūsų prekinis ženklas Aeton. Veiklą biokuro srityje pradėjome ne taip jau ir seniai, 2013 m. spalio mėnesį. Bendradarbiaujame su Lietuvoje gerai žinomu biokuro gamintoju, kokiu įmonės komercinė paslaptis. Prekiaujame medžio granulėmis, briketais bei skaldytomis malkomis. Mūsų įmonė jauna, mes bazuojamės Vilniuje. Šiuo metu iš sandėlio prekybos nevykdome, produkciją pristatome. Tačiau iki rudens, manau, visose Lietuvos didžiuosiuose miestuose atidarysime specializuotas Aeton parduotuvės ar klientų aptarnavimo skyrius. Šiuo metu esame pardavėjai, tačiau nepaslaptis, net visi konkurentai spirga iš susijaudinimo, kad neužilgo įgyvendinsime tikrai konkurencingą projektą. Planuojame pradėti 6 bei 8 mm pramoninę medžio granulių gamybą. Pirmai pradžiai atidarysime 2 granuliavimo linijas. Apie Liepos-rugpjūčio mėnesius planuojame atidaryti roof briketavimo liniją. Stengiamės, laikas parodys. Apmokėjimas pas mus yra išankstinis. Kodėl? Paprasčiausiai ne taksi esame, kad paskambinus piliečiui iš Klaipėdos ar Kauno, pasikrovus prekes, be apmokėjimo vežti, neverta rizikuoti. Išlaidos, kokios jos bebūtų, vis tiek yra išlaidos. Visiems klientams sąlygos yra vienodos. Na, o kam netenkina, tiesiog iš mūsų nepirkite ir nedarykite iš to problemos. Produkciją išvežiojame savo transportu. Turime šiai dienai vieną Scania vilkiką. Prižiūrime autorizuotame Scania servise. Dirba tikrai profesionalūs meistrai. Esame patenkinti. Ne. Stebuklų mes tikrai nedarome kažkokių tai. Stebuklais tik tinginiai. Savo pastoviems klientams siūlome sudalyvauti įvairiose akcijose, įsigyti kieto kuro tikrai patraukliomis kainomis, ateinančiam žiemos sezonui ir ne tik. Žaidimų, loterijų neorganizuojame. Tiesiog kaip pagarbos ženklą savo klientams padovanosime 2 naujutėlaičius Kia Sportage visureigius bei daug kitų smulkių dovanėlių. Apie neigiamus komentarus internete. Na, matote, mūsų įmonė pakankamai jauna. Mūsų specialistai patirties sėmėsi iš rytų, vakarų, aukšto lygio mokytojų trenerių. Norime įgyvendinti tai Lietuvoje, na, stengiamės, o konkurentų reakcijos kitokios ir nesitikėjome. Mūsų didžiausias įkvėpimo šaltinis. Na, ką galiu apie šį pilietį pakomentuoti? Žmogus turi užsiėmimą, koks jis bebūtų, gerbėme. Matosi, kad nori užsidirbti ne tik ant duonos, bet ir ant sviestuko su dešra. Labiausiai gaila tai klientų, kurie patvirtinę užsakymus, leidžiasi į manipuliacijas, automatiškai kyla konfliktas. Na, o įmonė yra pelno siekianti organizacija. Kaip bebūtų, nesilaikant susitarimo, esame priversti įskaičiuoti netesybas. Kokia reakcija į L ryto straipsnį?
Šypseną kelia tokie verslininkai. Nerimta visą tai. Dirba 15-20 metų. Stabilesni turėtų būti. Užsiimti gal kažkokią tai rimtesnę veiklą. Nereikia norėti, suvokimas su laiku ateis.